Labas rytas, pradžia atrodo taip. Nešuosi viską į mašiną, tada pratęsim mintį, ką čia, kur aš čia važiuoju. Nu ką, čia taip jau pasikrovau, svarbu nieks neįskraidytų. Čia labai dėkoju Marijonui šitą žudiką, kurį šiandien bandysi paragauti. Ir reikia dar kartą persižiūrėti, ar viskas susimečiau ir važiuojam sėdami į mašiną. O aš šiandien varau į Šiaulius pas Davidą į Energy Gym. Iš tikrųjų nesu buvęs tam gym'e, tai pažiūrėsim, kaip ten viskas atrodys. Čia atrodo fainas didelis gym'as, tikrai bus įdomu išbandyti. Buvom pirmą kartą susitikę su Davidu sporto ložės myte Vilniuje. Mūsų toks antras bus mytas, tai fainai bus iš tikrųjų vieną naują gymą pamatyti. Kartu padarysim tokią kaip ir treniruotę, pafilmuosim, pakursim žaukį biškį filmuką tokią kaip intro. Treniruotės vedas meninės, tai kažkuriuose bus pasižiūrėti, kaip atrodo viskas, galėsit kartu pasportuoti. Ir jo, važiuojam, biškį jau vėluoju, jau reikia spausti tapkę. Šią savaitę Dubajui, kitą dieną Ibizui, aplinkui sukas liokajai, nereik naudot savo vizą. Michelin restoranai, 5 žvaigždučių hoteliai, suvaidinti romanai, nauji draugai, milijonieriai. Grįžti į savo... Aš su kamerom iš karto, jo, becuka. Sveikas. Karočią, žiūrėk, einam, padėsi man atsinešti. Nes aš ten tik prisikrovęs, kad ten paimėš, ar aš susinešiu. So best friends got each other's back. We used to cruise around with a bass to the max. Everyone in school while I was in the lab, cooking up some beats that would turn into tracks. High school chillin', I was on a mission. I had bigger dreams of being a musician. Teachers always talked but I couldn't seem to listen. I lived in a fantasy land, they called it fiction. Ką, žodžiu, būsiu šalia tavęs, kad mikrofonas girdėtus. Gerai. Gal man reikia ilgą biškį prie tavęs. Žodžiu, atvariau į Energy Gym'ą į Šiaulius, pas Davidą. Ir pabandysim parodyti įdomesnių pratimukų. Iš tikrųjų didelis žiauriai gym'as. Pabandysiu po to praeiti, parodyti apskritai su man visą gym'ą, įtrauksiu intro. Bet parodysiu vieną iš įdomesnių pratimukų. Tai vieną kokį dabar atradom nugarą. Jo, čia yra nugaras staklytės, pabandysim padaryti nugarą, čia platėj realiai dirba labiau. Tai va, čia atremam sėdmenis, palinksim į priekį, tiesia nugarytę, rankenos ir važiuojam. Super. Nugaras platėsiam, labai geras staklytės. Man atrodo, tas pratimas patogus tom, kad smagiai atrodo eina atpalaiduoti nugarą. Jo. Tu atsisėdi į tos vietos. Jo, grinai eina iš nugaros, realiai nieko savo nepadėti grinai iš nugarytės. Jo, nes kiek liečia, man atrodo, tą patį prieš, tarkim, su štangą, tu labai ekranų lovė. Jo. Nes tu turi atstovėti. Dar vienas niuansas, tuoj parodysiu. Su ta rankena. Va taip va. Jis apsikeičia. Gaunasi labai panašiai, tik tais aišku turi tą kaip platiesiam su hanteliu trauką. Ir važiuoja. Ir gan ilgą gaunas amplitudę. Galim dar toliau. Va, maksimaliai ištempia. Gerai, okei. Čia yra irgi nugaros staklytės, bet galima daryti ir galinę deltą. Žiūrint, kur paimsim. Tai jeigu nugaros platiesiam, tai rankinės bus čia. Irgi su maksimaliu ištempimu gaunasi. Galima lygiai tas pats daryti ir po vieną ranką atvedimus. Dabar jeigu norim perėti prie galinės deltos, tai va pasiemam aukščiau už šitų rankenyčių ir važiuojam. Ir dirba labai gerai pečių galas. Čia irgi svorio daug nereikia, nes super jaučias, kad ir be svorio darant. Man grinai galas. Jeigu norit viršutinė trapecinės, tai va, už čia pasiėmė ir grinai jaučiasi pats viršus. Čia realiai, kur paimsi visos rankenos, apina beveik visą nugarą. Va, Andrėlis. Labai gerai. Ir daug yra variacijų, bet ne. Jo. Visi skirtingų ūgių esam. Daro vienas staklės, ir čia atrodyti, po vienodas. Čia realiai ir galiniai deltai darom, ir krūtiniai. Tos pačios staklės, krūtinės plėšimui
Žiūri didelę amplitudę. Čia rankenytės persisuka. Ir važiuojam. Va čia labai gilų ištempimą. Dar kas įdomu, žinai, kad tos pačios staklės pasikeičia. Jo. Ir čia jau max ištempė. Aš čia svorio daug nereikia, nes yra reikalų. Viskas tas pats paruošta jau krūtinė, jo? Tipo. Ok. Susina rankenas, kurias vos pasieksi. Nu jo, čia kaip ant backfly'sų labai daug gali išties, žinai. Nu jo, labai daug gali išties, nes ir... Kas faina, kad ir viršui neatsipalaiduoja, kad staklės kaip mašina, žinai, būna viršui atsipalaiduoja. Tam, pavyzdžiui, hanteliai. Netgi toj pačioj mašinai kartais būna atsipalaiduoja. Aišku, irgi sumažėja svoris, bet nedaug. Svorio daug nereikia, žinai. Nu jo, pumpui. Gerai, o dabar galiniai delta, ar ne? Delta rakia, lenka tiesiog. Lenkti iki galo? Jo, tik išpūsuoti. Ai, va, supratau. Jo, čia toks tikrai šitą rečiau matęs kažkur. Gerai, jeigu užspausim mikrofoną, daug nešnekėsiu. Tiesiog atsiremi jo? Jo. Nežinau, kur kojas dėt čia gal. Aha. Čia bišį kabina ir viršų. Jo, jaučiasi neblogai. Aišku, reikia įprast, galinę deltą apskritai sunku pajaust. Neblogai. Irgi leidžia atsipalaiduoti užvirtus. Visai smagus, tikrai. Šito tokio kažkokio labai ir nematęs. Iš tikrųjų, dažniausiai būna tiesiai atsiguli, nu, ta prasme tai. Tiesiai, toks šiek su kampu gaunas. Visai įdomus. Čia yra kojų staklytės. Kas yra gerai, kad toj vietoj dedas, kuo daugiau svorio čia dėsi, to tau bus palengvinti atsistoti. Tai vadinasi, čia yra palengvinimas. Tai tas svoris, čia po 20 kg 40 man bus lengviau pakilti. Pats svoris staklių dedas va čia va, ant galo. Dabar amplitudė maksimaliai reguliuojasi va čia va, su šituo. Realiai, kur aš jį įdėsiu, tai man nusileidus, čia yra atsirems ta trama. Tai va dabar parodysiu, kaip viskas vyksta. Nugarą spaudžiama yra čia. Prisikeliam. Čia nuvažiuojam. Ir dabar eisim iki pat galo, iki tos atramos. Tai va čia maksimaliai atsisėdi ir važiuojam. Amplitudė labai gili. Ir nugarą vis laik prispausta. Kas yra labai gerai dėl nugaros apačios. Jinai va net kyla, tiesiog ją spaudi į atramą. Ir pakili. Ir čia yra ką veikti ir be svorio iš tikrųjų. Tikrai labai atrodo, pabandyk. Ir cool, kad yra apsauga. Jo. Dabar tap, jo, ir viskas, dabar gali realiai tupt jau po truputį. Tik nugarą spaudi, ne. Dabar tą patrauk į galą. Jo, dabar leisis. Aha. Ir lėtai dabar, nugarytę spaudi. Ir lėtai dabar, opa ir į viršų. Aha. Ir apsikrauma ant keturgalius čia kosmosas. Labai gerai. Visų čia svorio minimaliai, tai reikia jaučias kuo žiūri gerai. Irgi tokio nematęs realiai niekur. Kažkas panašaus, bet kitaip. Ok, pabandysim tokias dabar nugaros staklės. Kažką panašaus esam darę su rankenom, bet jausios matau labai tokios judančios į visas pusės. Tai duodu Davidui mikrofoną, papasakos daugiau. Jo, galiu. Tai va, čia yra irgi nugaras platėsiams staklytės.
Gaunas irgi maksimalus ištempimas. Parodysim. Vareliai pilnai sparnas ištempia. Ir galim važiuoti. Maksimaliai. Op. Super ištempimas. Kas gerai, kad čia pakankamai svorio gali daug užsidėti ir su visai gerą techniką daryti. Arba tas pats su 2 rankom. Tai dar tu kai aukštas, Jo. ganėtinai dar to daug leidžia išties. Jo, čia labai gerai. Nes soliukas nusileidžia labai žemai ir... Aukštiem būna, vat, ties ta vieta, nežinau, ar didėsis, ties tavo vieta. Nu, tarsi neina išties pakankamai, žinai, Jo, kad aukštas. sutrumpėja paskui amplitudė, žinai. Ir dar labai geras gali padaryti, gali ir nugaros viršui. Tai va, su 2 rankinom iki čia. Labai gerai jaučiasi. Gerai dabar. Davai. Man šiaip. Tas pats sen įrašinė. Gerai. Tiesiog pafilmuot. Ok, viskas, tas pats aš kai žemesnis. O kur čia svoris žemės, jo. Tai tu čia jau stikraus normaliai, žodžiu. Ne. Ai, nu jo, biški man. Aha. Biški aš per žemas. Ai, čia prispaudžiu. Okay. Bent jau per vieną pažiūrim. Parau manęs nekeltų. Na jo, aš tai tikrai pilnai galiu ištiesti. Vapšė pilnai. Nes nugarai vis dar svarbu tas ištempimas. Man iš tikrųjų patinka su nugara vis dar tokie su viena ranka. Tada galima, atrodo, nežinau, daugiau jauti raumenį iš tikrųjų. Kaip kultūrizme labai svarbu jausti. Labai gerai. Aha. Šitą ranką gal parodys kamerą geriau vis. Šiaip ištempi. Labai daug. Tada geriau jaučiasi, atrodo. Su viena ranka. Šiaip jau su nugaros pratimais labai įdomu, nes gerai daug visokiausių pratimų yra. Ir iš tikrųjų tokį reikia atrasti, kad jis tau smagiai veiktų. Nes atrodo būna kažkoks toks pratimukas, atrodo kaip ir nugaros tas pats pratimas, bet netaip jaučiasi, tai iš tikrųjų yra daug įvairių. Tai žiauriai cool tiesiog išbandyti ir atrasti tą, kad tinka tau. Nice. Tai va, čia dubens kėlimo staklytės. Jos važinėjasi kaip jums patogu, žodžiu. Tiesim čia. Iš dėlūgė, aišku, nelabai patogu. Va, pasikėliam. Biškiai aukščiau. Visi stumėm. Čia kaklas. Privažiuoji ir nusikeliam svoriuką. Ir judam. Čia galim labai nemažai svorio užsidėti. Superinės staklės. Jo. Jeigu nepadarai, kabinė viskas. Jo. Ir kas gerai, kad paskui labai patogu, tiesiog jas nusistumė ir išlyti. Viskas. Nu, tu vaidai man pabandyti. Davai. Jo. Ten dabar galvodės, aha, pristumk po save. Tada pasikelk iki savo jo. Ir viskas dirbi jo. Gali čia laikyti, gali ant pačio to volo. Gali suguoti. Jo. Ir žinai visi vienodas. Jo ir... Visi yra obstaklai, kur kažkaip nepatogu, atrodo mažam krūtidės. Nu, aš pavyzdžiui, daug sakau, kaip tos debens kelimas, daug kur neužlentų, žinai. Tai aukštesnis tai ragas yra. Arba tas išmintumas, čia pavyzdžiui, atrodo,
Ten va tik tokai, va. Taip. Čia gali iki belenkiek iškelti iš tikrųjų. Čia fain, jo. Ir stabilizuoja lengvai. Jo, ir paskui patogu labai nusistumti, žinai. Nice. Čia tos naujas yra. Ok. Tai va, ir dar paskui, menų yra vienas taklytės. Nu, davai, parodom. Tai va, čia labiausiai dirba šoniniai. Sedmans ir dabar parodysiu kaip. Čia va, dedasi svoriukai. Čia va, įsilendi. Iškrikia. Jėgos dabar, ne. Opa. Šiaip iš tos naujos taklytės. Va. Ir važiuojam. Labai panašu kaip atvedimai kitose staklėse, kur būna ir į čia, ir į galą. Čia žiauriai gerai, jeigu palaikai įtampą. Tai va šitos vietos yra kosmosas. Ir čia svorio irgi labai daug nereikia, kad uždegtų sėdmenis maksimaliai. Arba gali daryti dar pilnesnį ištempimą. Jo, čia tas kosmosas ir pasibandysi. Čia atrodo staklės didelė, žinai. Nu. Beskau, žiauriai gerai. Ypač po dubens kėlimo vatos va. Arba jeigu supersetinį, žinai, tai yra bomba. Nu, tai tu tau pabandyk. Davai, pavadaryk. Prašom, eik. Taip, aš ten jį daug nedarau. Nu, prie pritupkių šiaip tas užpakalis dabar, žinai. Jo, tiesiog. Geri kultūristai tai daro visą. Jo. Bet įdomus, tikrai kitaip jaučiasi. Šiaip salė žiauriai didelė. Tai va, čia yra tos staklytės pečiam. Nežinau, kažkas panašaus gal matęs. Ačiū, kaip tas kad vieną, ne? Mhm. Davai. Čia irgi svorio labai minimaliai dedu. Aš pamenu, kaip priesę sportavau, ir būtent šitam, tarsi ten atvežė naujų pratimų. Tavo klausimas, ar eiti Gym Plusą, ar pasilikti priesę, nes vien dėl šitų staklių. Šiaip man čia labai gerai pečiai jaučiasi. Ir stabilizuoja, ir fainai pečiam, tik, tu prasme, atrodo, ir grinai tik iš pečių. Jo, pasada labai geros yra, va čia, sėdės. Aš jos kartais pakeičiu. Čia, pavyzdžiui, kas gerai, kad reguliuojasi kampas, nuo kur tu nori pradėti, nes realiai gali ir nuo čia. Čia man irgi labai gerai. Aš kartais jas pakeitaliuoju. Paskui kitas kampas pasiima, prasisuki, jeigu tu nori iš dar giliau. Aš šiaip kaip aukštesnis jėmu už čia, nes man čia jau nepatogu. Tai grinai pagal jautimą ir pagal ūgį susirandi savo geriausią. Jo. Tai daugumą nežinau, esi pastebėjęs gal, kaip pečius daro, kad va iki čia važiuoji. Čia yra nesąmonė. Ir aš stengiuosi neleisti iki pat galo, kad būtų maksimaliai įtampai pečiai, kad iki pat čia neleidžiu. Iki pat galo. Jo, tai čia tas pratimukas, kurį ir sakiau. Žiauriai geras. Gali ir įsipatogint. Aišku, skirtumas, kur tarkime atsisėdus ir atsistos irgi biškį skiriasi. Čia galima tokio lengvo ir cheatingo. Bet vėlgi, nesakyčiau, kad čia blogai. Tu tiesiog jaus turi, kad tas raumuo išsikrauna, žinai. Gali vieną kart čia, kitą kart ten. Pakeitaliojimas. Tas cheatingas atrodo, čia užsimeti, žinai, bet tada gali kontroliuoti žemyn. Įvairiausių metodų, re. Kaip? Nu. Jo, kitaip. Įvairovė apskritai visada gerai. Fainas, žiauriai fainas. Su viena gali daugiau dar įseit. Apšis. Čia dar gali chebra daro priekinį deltai. Nepasisukom tavo taipą. Jo. Taip pat taip? Ja. Nu jo, realiai, kodėlgi ne. Aišku, man gal priekiniai deltai patinka tas
riešas šitaip išneštas. Klasikinis variantas šitoks būdavo. Kažkur anatomiškai mačiau filmuką, kad tipo taip gal ir geriau, nors aš realiai taip ir jaučiu, kad biškai smagiau. Nes taip kažkaip užveržia, atrodo, sąnarį. Nežinau. Galėtų būti tokia rankinė. Ai, nu gal už čia galint. Jau čia galėtų. Čia telefoninė uždėsi dažnai. Nu jo. Kitaip jaus. Aha. Nu jo, gerai, tai reikia svorius dėti, kad jaus prikolas. Nu, čia klasika, ne? Šito jau. Bet tipo čia taip žemai, kad aš net nepasiekiu. Gali pasireguliuoti. Vat po to rankos tai konkrečiai ilgos. Taip, čia atspaust. Nu gerai, aš vis tiek nepasiekiu. Ai, čia. Nu gerai. Nu jo, fainas, žiauriai fainas. Man apskritai tie stabilizuoti. Patinka mano stabilizatoriai, silpni tai man stabilizuoti, patinka pratimai. Šito tokio cheatingo, žinai, nelabai padarysi. Jo, per daug. Iš kojų tai tikrai ne. Gali bandyti, kaip aš atsilenkdžinai, bet vis tiek mažiau cheatingo. Nice. Nice, nice. Gražu. So best friends got each other's back. We used to cruise around with a bass to the max. Everyone at school while I was in the lab, cooking up some beats that would turn into tracks. High school chillin', I was on a mission. I had bigger dreams of being a musician. Teachers always talked but I couldn't seem to listen. I lived in a fantasy land, they called it fiction. But I was gonna be big one day, playing shows on the road to a sold out stage. Nobody really cared or believed I would make it anywhere close, I would fail and fade. But that's cool, I love that, cause any little doubt gives me energy back. And now, I'm in a place where I'm glad I never gave up on the dreams I had. And big dreams lead to big things, and big swings. Žodžiu, va kaip atrodo 15 sekundžių pasiboksavęs kultūristas. Ir va kaip atrodo Deividas. Tai va, tai tokie reikaliukai, kas norit varykit į Šiaulius, galit pas Deividą atvaryti pasportuoti. Šiaip žiauriai geras žymas, net nesitikėjau, kad toks didelis. Rašai, kad didelis, bet negalvojau, kad toks didelis, žinai. O nepradė vaikščioti, žinai. Jo, žinai, iš nuotraukų vėlgi kitaip atrodo. Tai žiauriai cool, žiauriai patiko. Netgi jeigu reiktų važiuoti į Šiaulius, visai mielai jau čia turėčiau čia. Nes žymas tai tikrai cool. Vien dėl žymo. Iš tikrųjų, ta prasme, realiai noriu sportuoti. Tai daug tokių įdomesnių pratimukų, žinai. Kur ne visi džimai turi, žinai. Ir tai vairovė irgi yra cool. Tai. Staklių vairovė, žinai. Jo, dėkui tau už treniruotę. Smagiai pasportavom. Ir iki kito karto. Took a big swing, and big dreams lead to big things, and big swings.